Su naujais. Ne taip žodžiai. Linkėjimai žemaitukams. Mes einam į naują Farai Reloaded epizodą. Pirmąjį 26 metais grįžtam po švenčių. Ir žinokit, hibryte, nieko nelaukiam. Šio epizodo nežinau, bet mačiau pagal datą. Čia yra 3 metai atgal. Pasičekinam. Policininkai kartu su ugniagesiais keliauja prie Palaukit, aš net labai atsiprašau, neatsimenu, kuris bakuriukas žiūrovas atsiuntė šitą, nes aš jį išsisaugojau jau prieš šventės, švenčių metu išėjau biškį atostogų. Kaip man reiks atkartuoti RP situaciją? Čia jau yra policininkai ir ugniagesiai kartu. Nu gerai, žiūrim, bandysime viską išspausti, kad ir kaip bus. Audito buto. Čia jau lūkuriuoja apsaugos darbuotojas. Dar ir apsaugos darbuotoja mums prireikia. Ugniagesių pagalbos neprireikia, nes Ai, gerai, 2 ugniagesiai atkrenta, apsauga. Ai, čia apsauginis. durys atsidaro. Ateik, Apsaugos darbuotojas kviečia išeiti bute buvusį vyriškį. Prasideda grumtynės. Okei. Kas čia vyks? Kas čia vyks? Žiūrėk, ugniagesys vienas pasišalino, kitas stovi su kaukė ir su kirviu. Ar su kovalda, su ko jis ten stovi? Policininkai kelis kartus prašo paaiškinti, kas vyksta, bet atsakymo nesulaukia. Ką čia darai? Čia apsauginio klausia? dėl ko, tiek? Gerai, ką čia darai? Aš nieko nedarau, mes miegam. Bejėgė moteris visai nebejėgė. Bute Čia buvęs moteris čia? vyriškis nesupranta, ko iš jo norima. O tu kas čia? Kas čia? Čia yra kieti kilimėliai, gerbėmėjai žiūrovai. Vyksta didelis ir galingas žaidimas. Kai jūs perkate, svarbiausia daryti mousepadus. Virgis, Ginteris, Miksas, Ruomis Limited Edition. Visi, kurie perka, gauna taškus ir turi galimybę gauti dovanų. Tai gerbėmėjai žiūrovai, jeigu žiūrit šiandien, sausio 8, tai reiškia rytoj, mes jau trauksime finalinius nugalėtojus iš tų, kas įsigijo kilimėlį ir apdovanosim, žiūrėk, aš netgi čia turiu, priziukais. Tai jeigu norite tiksliai pasižiūrėti, kaip žaidimas veikia, užsukit į svarbiausia daryti.lt, įsigykit kilimėlį, paskaitykit, linką paliksiu video aprašyme, o einam žiūrėti pas apsauginį, kas čia. Ką jisai nori? Kas tu? Bala! Čia apsauginis niftiemų! Pala! Aš galvojau, čia rimtai apsauginis. Kas atsidarė? Alio? Kas bus? Pareigūnas, alio, sako. Alio, Giri, kas tu toks? Alio? Mes miegam. Aš paprastas žmogus. Eik, mes dar epizodo pradžiai pradėjom su žemaituko interpretacija su draugais, bet sakėm su naujais, o čia yra aš paprastas žmogus. Ir aš esu žmogus. Taip, kas yra? Pareigūno veidas, man patiko. Replay pareigūno veidą. Kas Pažymėjimą rodyk. Parodyk pažymėjimą, Kas tu būsi? Kas tu būsi pareigūnas suvedinėja galus? Čia viskas yra. Aš galvojau apie žmogų, kuris yra kažką name prisidirbęs, muziką garsiai leido ar triukšmavo, ar šiaip ten sugyventinė mūžėsi klasikinės situacijos. Bet čia buvo... Ajajaj! Šis sukėlęs apsaugos darbuotojas nesugeba paaiškinti savo veiksmų priežasties. Tu apsauga kažkokia? apsauga. Lėmenė. Parodyk licenciją. Privati! Kokia privati? Mes miegam. Pažymėjimą rodyk dabar. Dokumentų. Dokumentų. Yra surašytas sodrai. Rodyk, Dėl ko tu šitą žiūrėjai? Dėl to, kad moteriškė Kas? priekaištus Dėl ko? turėjo. Moteriškė priekaištų turėjo, blemba, čia jaučiu, užsisuks, įdomiai jau. Ai, priekaištus? Privati apsauga? Dėl ko? Jūs jį pažįstat? Ne. Aš galvojau, dar bus pažįstamas, bent jau draugelis taip atvarė ir bando čia kažką išsukti. Nežino. Rodyk dokumentą savo. Mane nepažįstat. Alio, dokumentą savo pateik. Vardo tavo nežinau. Moteris, kurios gelbėti atvyko apsaugininkas, tvirtina nieko nesuprantanti ir gelbėtojo nepažįstanti. Siurrealistiška situacija Kitas pareigūnas galva purto, sako, oi, kažkas čia buvo. kelia šypseną. Tačiau apsaugos darbuotojui teks paaiškinti, kas čia vyksta. Kur dirbi? Bled, nulaukiam atsakymą. Individuali veikla. Individuali veikla. Klasikaustas bakūras ant neįmanoma. Individualios veiklos apsaugos darbuotojų išsiimti neįmanoma. Man atrodo, tu vis tiek turi arba turėti savo įmonę įkūręs, arba pas kažką įmonėj dirbti. Kokia privati apsauga.
Individuali veikla, privati apsauga. Aš pirmą kartą dokumentą savo pateikti. Nu, neturiu dar. A, neturi dokumento. Ai. Vartoja alkoholio šiandien? Aš? Aha. Jo. Ramiai individualioje veikloje, matai, atvarė į darbą. Vartoja alkoholio. Jo. Taigi ant savęs dirbu, ką nori, tą darau. Dokumentų kaip tyčia neturi, o promilių galimai turi. Tai kokia tu čia privati apsauga, kai vartoja alkoholį? Ką sakys? Aš jokio ginklo nieko neturiu. Aš jokio ginklo neturiu, blėt. Eik tu naku savo pasaulį, bišas, susikūręs. Ne, tai ką tu dirbi neblaivas tada? Ir jūs Tai paieškoti. individualios veiklos savo dokumentą parodyk. Tai jūs kompę galite viską pamatyti. Individualios veiklos dokumentą savo parodyk, tai telefoną Sakau, turi. kompę galite pamatyti. Gerai, tai pakeliausim su mumis. Eik tu naku, kompė sodroje galite pamatyti. Pakeliausi, sako, su mumis. Bus, blėt, individuali kelionė. Ko tu čia iš karto ant žemės žmogų, nesupratau, kas čia vyksta. Žiūrim, tai sakai, aš, blėt, nepastebėjau, jisai čiupo, blėt, žmogų, blėt, jis prieš pareigūnų akis įpysęs, be dokumentų, užsidėjęs apsaugos liemenę, verčia. Jis gal galvoja kaip GTA roleplay serverį kokiam, kad jeigu jis įrodys, kad jis yra geras, paims jį į PD, iš apsaugos, kai tik iš karto į PD, dyrikus. Tik, aiškiai, čia. Ką mes darom blogai, aš nesuprantu. Žiūrėk, kas čia vyksta, sakyk, iš kur tu atvažiavai? Šiaip esmė neįdomu, iš kur atvažiavo. Esmė, kur va šitie važiavo. Bum, mes nahui skrendam. Net nežinau, kaip išlindau iš tos mašinos. Ir mūsų nahui nuskina. Nuskynė tai tikrai vapšė, blėt, mašina antraip. Slydo stogų. Va čia yra įdomu, kur šitie važiavo. Šitą epizodą ir daug kitų, va pavyzdžiui šitos, galite rasti mano Contribui arba Coffee platformose. Pasispauskite linką žemiau ir einam pažiūrėti, iš kur šitas atvažiavo. Iš namų tu čia reaguoji, kaip? Ar tu Reaguoji. Pareigūnas dar sąžiningai bando prileisti tikimybę, galimybę, kad jis iš tikrųjų dirba. Ble. turi kažkokį postą? Aš iš namų tiesiog atėjau. Gerai, dėl ko sureaguoji, Atėjo. kas čia buvo? Dėl to, kad šita moteris yra pasiskambinusi. Ne vieną kartą yra skundusi, kad vieną kartą va čia va yra kaimynas trečiam aukšte. Debilė, tu atstok nuo Debilėtus. manęs. Ainam. Asmeniškai pažįsti šitos žmonės? Taip. O jūs savo... Ainam pareigūnas iki trečio aukšto yra toks vaikas. Eik tu, na, jis sako, einam pareigūnas iki trečio aukšto, yra vyras toks svaika. Jis čia visus daugiabutį pažįsta. Blet, jisai yra, jaučia iš viso to namo apsauginis, jis visus būtus žino, jis ateina, visus pačekina, bar. Pagalbos nereikia, čia matau, problemos. Kvietės. Ateik čia, aš tave naikui antrą paguldysiu. Kas jis yra? Svaikas, žmogus jam gyvena trečiam aukšte. Ir kas tas vaikas? Blet, žvengia pareigūnas. Jis dar gerai laikosi, jis jau žvengia. Kas tas vaikas? Žinau, kai buvo čia vieną kartą praeitas atvejis, kaip jisai va neįsileido į namus. Jos Gerai, žiūrėk. Eik tu, nakui. Apsaugininkas turi radio ryšio priemonę. Logiška, kad jis skirtas su kažkuo susisiekti. Tai su svaika gal? Blet, vargšiukas, bičiukas, žiūrėk, koks stovi. Rankas nuleidęs, nukabinės. Jis su mama turbūt gyvena. Blet, ir tokį jisai čia prie pareigūnų bando užlaužti. Veikianti čia racija? įsijungia. Ir būkit su tuo. Galima mes... Pasisuk. Įjunk mane. Su kuo tu kontaktuoji? Šitą raciją su... Su racija kontaktuoja. Tai gal daugiau yra čia tam nami apsauginių. Svaika, centriukas. Svaika, girdi? Tu dabar nieko nesakyk. Baigiau. Kuo kontaktuoji tu? Please change battery. Viskas. Blet, nu kaip tu? Tu net nekokybiškas darbuotojas savo individualioje veikloje esi. Please change battery. Andriau, girdi? Eik tu nakui. Svaika, Andrius. Nežinau jo vardą. Andriu, girdi. Blet. Kurva, kaip, ką tu veiki? Dabar. Andrius neatsiliepia, bet pati ryšio priemonė kažką atsako moters balsu. Kas tai siunčia? Kam racija? Demoteris balsu, please change battery. Gerai, einam. Eik tu nakui, žiūrėk jo rožą. Jis stovi prigautas. Pizdatum. Jis dabar jo minčių srautas. Pareigūnas šipsenėlė. Tos, blet, prigautas. Kurva, dabar ką reiks sakyti mašinoj? Jei dabar praskristų ragana su šluota, atrodytų visiškai natūralu. Einam su mumis. Žodžiu, kaip suprantu, jūsų nebereikės. Ir Gaisrininkų paslaugų akivaizdu, kad nereikės. Ble, vargšiai gaisrininkai per reikalą buvo iškviesti. O tai kas čia buvo, įsibaldojo duris ar kas čia buvo?
Taip, baladojimas. Paladoju duris. O dėl ko jūs pažįstat visi? Nepažįstu. Nu, tu biškai gal prisidirbęs esi kažką tai. Nu, Pirmą kartą čia taip jisai su jumis. tai Jisai jau kviet... žinokit, ne pirmas vakaras jis baladojasi čia. Eik, tu, na, kai jis prisipiso į daugiabučio laiptinį ir kelis vakarus bando prisipisti. Šeimininkė sakinys lyg ir atskleidžia, kad ji pažįsta šį Jo, jaunuolį. aš taip pat pagalvojau, biški, žiūrėjau, sunelį. Jie irgi vilė neiškoto laužti. Pirmas vakaras baladojasi, o kažkai iškvietė tą, jisai pasiriškvietė, aš nesupratau. Nu, jisai pats iškvietė, kad jiem nepatenka pas jūsų butą. Bet gali būti galimai sutikusiu. Tas kažką žino su pilku džemperiu. Jis, žiūrėkit, jo žvilgsnį, jo neužtikrintą kūno kalbą. Jis kažką žino ir galvoja, kad čia mamikė gali kažką pribazarinti ir dar atsiseks galai, kad jie žino kartu geria darbo metu. Arba jis ir yra Andrius. Įsivaizduokit plot twistas. Čia yra Andrius ir tas akivaizdžiai vaidina. Ir įsivaizduokit, būtų racija pas jį suveikia Andriu girdi. Aišku, mes jau čia Jums išsigalvojame. sveikata. Sakė, kad jisai narkomanas yra. Tikrai jisai Konkretus narkomanas. jam. Nu gerai, užsidarykit. Nu, bet tai O jums viskas gerai, sveikata? Pretenzijų jokių neturit? Ne, viskas, pas mus tai tikrai viskas gerai. Nu gerai, teikit, ilsėtis tada. Jūs buvote irgi atvažiavę, man atrodo, ne vieną. Ei, dar nesibaigė, aš galvojau, čia bus pabaiga. Apsauginį mes tikrinsim. Per čia pabendrausim. Ta prasme, mes tik trumpam. Gerai. Tuo tarpu apsaugos darbuotojas Uždarė. ar juo prisistatantis jaunuolis trumpam sulaikomas. Nežinau, nesu matęs tokios situacijos. Na, Blek, o kas galėjo matyti? Čia nieks negalėjo matyti. Blemba, pats susigalvojo, kad yra apsauginis. natūrali policininko reakcija visiškai suprantama. Tu individuali veikla, tu turi kolegų kažkokių? Kolegų. Nu tai turi, Svaiką ir Andrių. Nu šiaip yra, bet tai mes keičiamės. Keičiamės porom. Palauk, Svaika, Andrius ir jis čia yra 3. Tai dar vienas. Turi būti, kad porom keistus. Minimum 4 turi būti. Jo, bet tai kas tavo kolegos, tai kur jie yra dabar? Tai kolegos, tai Žiūrėk, bet dabar gerai. Tu dirbi dabar vienas, ne? Nu, tik Kam tau racija? nu racija yra, Andrius toksai pas mumis yra. Ir tu... Eik tu, nahu, Andrius. Arba jam yra išplautos smegenys, blėt, bahūrai. Jis sako, tu dirbi, mes tau mokėsim, tu eik, blėt. Įsivaizduokit, jį kažkas yra antiek apgavęs, kad jis yra įtikėjęs. Tai vienas dirbi su Andrium kažkokį. Ne, jam paskambina jo tą valdišką, tipo valdišką telefoną. Pasiskambina, jisai perduoda mum ir mes ateinam tada. O tai kaip tu išgeręs gali dirbti tada? Va, šitas man irgi buvo įdomu. Nu tai aš sakau, dėl to vat ir yra gerai, kad šitą individualią veiklą. Eik tu, na, tai jis būtent tą mano bajerį bando prisekti kaip prie realaus atsakymo. Nu tai tame ir yra gerai, kad kaip individuali veikla, aš geriu, dirbu, ką veikiu, ką noriu namie, blėt, pisu. Man pisa operacija Andriukas, karočią, aš nesvarbu, po kiek alaus, blėt. Aš už savo rajoną šitame laiptiniai pastovėsiu, blėt. Sulaužysiu bet kurį, kur reikia. Prie mamos akių, jeigu reikia, aš išsitemsiu iš buto. Jeigu Andriukas pasakė, aš varau. Tai atsiskleidžia individualios veiklos privalumas. Gali dirbti išgėręs. Tai nesvarbu, individuali veikla ar ne individuali veikla, bet vis tiek individuali veikla, kad būtų, tai yra kažkokie dokumentai. Jos pasirašai, vis tiek kažkoks yra, nu, to prasme, tvarka. Aš jums dėl to ir sakiau, kad jūs Audrai galite atsidaryti mano popierius ir pamatysit, kad jie yra. Supratau. Koks ten sakė, Andrius? Kas ten toks? Andrius. Tai tu jį prisišauk dabar gali čia? Nu, šaukiau prieš tai. Tai tu telefoną savo turi kažkokią asmeninį? Andriau. Andriaus nėra, seni. Negaliu, blėt. Šito asmeninis telefonas? Nu, čia kaip ir jo. Kaip ir jo, galau sakys, darbinis. Tai paskambink. Šefui. Radio Ble, pareigūnai jau prikolina. Šefui, sako. ryšių susisiekti nepavyksta. Į skambučius telefonu niekas neatsiliepia. Arba atsiliepia ir numeta. Tai ką darytum, jeigu kokia nelaimė atsitiktų? Kaip apsaugos darbuotojai neprisišauktum šefą? Taip ir įsišaukau. Tai kad neatsiliepia. Tai atsiliepėt jūs. Ta prasme. Nu, jūs atsiliepėt visi. O tu pats policiją kvieti?
Dude, he got a point. Pareigūnas paklausė, jeigu būtų kokia nelaimė, kaip prisišauktum pagalbas, neprisišauktum, sako viršininko. Bet jūs atsiliepėt, jis policijai išsikvietė. Buvo bėda, pareigūnus prisišaukė. Man is smart. Tai taip, nu. O kaip tu prisistatei? Kaip apsaugos darbuotojas. Kokios įmonės? Kaip? Kokios įmonės apsaugos darbuotojų prisistatei? Nu, aš sakiau jungties, kad ten greičiau viskas būtų. Kokios, kai? Jungties, sakiau. Galiausiai prisiskambinti Imties? Tai tiesiog jisai bet ką pasakė, pamelavo? pavyksta. Nu, įjungiu garsiakalbį ir policija nori su tavim pašnekėti. Andriuko! Andriuką turim! Labas vakaras. Lietuvos policija, atrodo. Tai jūs dabar dirbat kažkur? Kur jūs dirbat? O kuo užsiemat? Kaip norėčiau girdėti, ką ten sako. Darbo biržai. Po pokalbio aišku, kad niekas nebeaišku. Žiūrėk. Ir tas darbo biržai, tas ant sodros, tas individualioj veikloj, blėn. Suka ant pašalpų ir varo tokius. Sakyk, kaip yra. Nes čia Andriucha. Įvesta Andriucha, kaip netikėta. Kaip suprantu, jis tavo draugelis yra kažkoks tavo darbuotojas ar kolega. Jis neturi jokios individualios veiklos ir niekur jis nedirba. Sakyk, kaip yra, nes mes tiek išsiaiškinsim. Nes, nu, ta prasme, vis tiek mes turėsim išsiaiškinti, ką tu čia, kodėl tu su apsaugos atšadinė lemenė, kodėl tu čia racija, kas čia, kaip tarnyba kažkokia atvažiavai, ta prasme. Dėl to, kad šitas, kur čia gyvena, kur aš, kai jūs atvažiavot, norėjau ant žemės įguldytis. Nu, Jisai tą ir guldėsi jau. moterį skriaudžia. Taip toliau. Ta moteris niekada mūsų neklauso. Jaunuolis lyg ir lietuviškasis Don Kichotas Blėn, Robin Hoodas? nusprendžia, ką reikia gelbėti ir gelbėja. Kad eik į policiją, parašyk pareiškimą ten, ir taip toliau. Ir policija išsiaiškins ten, tau iškraustys, taip toliau. Imagine it's real. Įsivaizduokit plot twistas. Imagine šitas, jis nėra joks apsaugos, bet jis sugalvojo planą, kad išgelbėt tą moterį, nes tas bičiukas ją muša. Ir jis jau beveik buvo išgelbėjęs ir pareigūnai jam sutrukdė išgelbėti. Įsivaizduokit va tokį plot twistą. Bet kurį kaimyną tenais viršui, nuėję, paklauskit 4 aukšte, pasakys, kad kažkoks tas kodėl tegul eina iš tikrųjų. Gerai, jokiais. O dar pakalbėsim. Jo. Tu individualioje veikloje, kas tau moka atlyginimą? Čia dabar būtų. Aš pats moku. Blėt, perskaičiau titrus anksčiau laiko. Atlyginimą aš pats savo moku. Pats gelbėja, pats savo susimoka. Kuo toliau, tuo Iš ko, blėt? individuali veikla tampa patrauklesnė. Kaip supras? Da, aš jau žinau, vežamės į chemiją ir viskas, einam pas juos, paklausim ar pretensijų pareiškimą rašys, o jį vežamės į chemiją ir ten viską susitvarkysim, padės. Bet tai ta moteris sakė, kad tave pirmą kartą mato. Tai kaip tu gali būti jo asmeninė apsauga? Ta moteris mane ne pirmą ir ne antrą ir ne trečią kartą jau mato. Nusprendžiama vežti pilietį į komisariatą, tikslinti aplinkybės. Vis tiek važiuosime įsiaiškintis. Mums reikia putimo, mums reikia atspėti. Jis prisipažino, kad yra išgėręs, turėtume duoti prasipūsti. Važiuosim iki komisariato, išsiaiškinsim. Panašu, kad duos komisarijate. Gaila, negalėsim spėti promilių, bet yra blaivokas, nedaug čia. Reikia įsiaiškinti, ar būto gyventojai rašys pareiškimą. Pakeliui aptariama ši neeilinė situacija. Einam tada iki jų, paklausim ar pretenzijų pareiškimą rašys. Žvengia pareigūnas žvengia, viskas. Eina savo. Tu matęs, kad aš kažką panašaus? Na, Nes matęs. apakęs tiesiog. Šiais laikais reikia asmeninę apsaugą samdyti, nes va ateina iškart ir ant žemės. No, ateina visi sulaikymą daro apsaugos darbuotojas. Gam, aš 3 sekundėm nesupratau, kas čia vyksta. Stovim, žiūrim. Ugnigesiai tyli, stovi, nesupranta, kas Duris atidarė. kirviais. Bet tai kaip pareigūnam vakaras pralinksmintas? Duris kaip ir atidarė. Koks žiaurus čia. Replėjus. Kas čia vyksta? Replay. Kas čia vyksta? Ką čia darai? Dėl ko? Gerai, ką čia darai? Vėl galvoju, kad apsauga tie nedarys durų. Buto šeimininkiai įspūdžių šį vakarą užteko. Greičiausiai jau nuėjo miegoti. Nebėda, duomenys užfiksuoti, su ją susisieks policijos tyrėjas. Buto duris atidarė savininkė, o prie durų buvo apsimetėlis apsaugos darbuotojas, tai su tuo žmogum važiuojam į chemiją.
patalpoms medikų kariams. Kaip jisai pats teigia, apsaugoti moterį nuo jo sugyventinio. Gal dar rodys? Čia kelių veiksim. Eisim, pakalbėsim. O tai čia jūsų tarnybinis telefonas? Čia, nu. Šitas. Tai jūsų čia tarnybinis telefonas? Čia mano visas. O tai čia ir iškvietimas. Čia mano visas, ir darbinis, ir asmeninis, čia, nu, karočiui, čia viskas yra sudėta į vieną, tu neklausinėk. Kvietimai visi gaunami iš to telefono. Absoliučiai čia Viskas. Viskas čia yra, seniai. Kad nepasirodytų Netgi gyvatėlė, garantuoju, ten yra. mažai, vaikinas brūkšteli paskutinį štrichą. operatoriui, bet linkėjimus iš karto perduoti. Operatoriui linkėjimus. Nu gerai, tai visam mūsų Farai Reloaded kolektyvui perduok. Žiūrim. Galit perduot, va. Galima, tai norėčiau, mama perduoda linkėjimus ir irgi broliuks tau linkėjimus perduoda. O Andriui šefui neperduosi? Ne, tai Andrius taip ar taip matys viską. Salvadoras Andriuka taip ir taip matys. daly viską. rūko kam. Tai jeigu jūs žiūrit, gerbėmėjai žiūrovai, šitą epizodą, žinoma, jūs turite paspausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą. Ir jūs esat šito epizodo Andriukai, nes ar taip matysit. Įvykio aplinkybės tikslinamos. Gerai, keliamės į serverį ir bandome sukurti personažą. Šiandien mes 90s roleplay serveriuke, tai visas personažo veiksmas turės nusikelti ir adaptuotis biški į 90-uosius metus. Manau, kažką galim susukti. Galvojau, koks galėtų būti bičio vardas, nes mums niekada per Faro epizodus nepasako, koks tai vardas pavardė, nebent ten žmogus gal leidžia viešinti. Bet aš įsivaizduoju, jeigu Andriuka draugelis, nu čia galėtų būti Donce saugiklis. Donce saugiklis. Palačia 80, kokių ne, nu tai jeigu mes keliamės atgal, tai jisai turėtų būti kokių 7-4 rugpjūčio 1. Tinka. Ūgis toks aukštesnis atrodė bičias, koks 1,86 m bus. Gerai, aprangėlė, mes turim juodos treninginės kelnes, gal nuo pačios ir pradėkime. Drabužiai. Batų neatsimenu, bet aš įsivaizduoju, jis turėtų... Gal dedam lakierkas. Tokius, va. Mokasinai, ar kaip vadinu. Viršus mėlynas tamsiai džemperis. Gerai. Dabar reikia džemperį, kuris būtų po tą liemenę. Ar įmanoma bus? Jeigu šitą džemperiuką eitų mėlyną padaryti, noris, kad man tie rūbai neoverlepintų vienas per kitą. Šitas būtų idealiausias mėlynas. Nėra mėlyno. O, tamsiai mėlynas. Gerai, šitas yra artimiausias, ką mes galim rasti. Eik, savo, tokį sudėdam, tipo čia oracijų visokių prisidėti apsauginis. Gerai. Plaukai, veidas. Blemba. Viskas čia toks ir turi būti. Save. Mes turim apsauginį. Screenshotas šalia. Palyginimui. Komentaruose galite parašyti, kaip jūs sakote, man pavyko. Šiek tiek papildomų aš detalių padariau, bet galite parašyti, ar pavyko ar ne. Nepamirškit paspausti laiką. Ir gerbimieji, jeigu jūs žaidžiate 5M, GTA roleplay'ų ir norite prisijungti į 90s roleplay serverį, linką paliksiu video aprašyme. Visada jūs jį galite pasispausti, prieiti į jų Discordą. Jis, kiek žinau, šiuo metu yra waitlistinis. Reiškia, roleplay lygis jame yra aukštesnis. Ir jeigu nuspręsite nusipirkti pas jos importą ar kažką, jie jos pardavinėja per Discord ticket sistemą, tai norite gauti papildomos nuolaidėlės savo, net 10% jums suteiks, jeigu tikite, pasakysite, perku importą ir aš atvykau nuo svarbiausia daryti. Tai jūs gausite nuolaidėlės. Čia neprivaloma. Žaist galite visiškai nemokamai serveryje ir taip toliau. Kurkit personažus, kurkit smagias situacijas, o mes varom pabandyti atkurti šitą. Bandom. Gerai, telefonas. Nuokė. Blema, serveriukę. Įveskite pranešimą. O, aš galvoju, čia reiks atsiliepti, galvoju, reiks keist balsą. Vyras. Ir bando įsibrauti į kambarius, apsimesdamas apsauginiu. Nu tai vaikštam. Viskas, jeigu atvažiuos, mes tiesiog roleplay'ų situaciją darysim nuo ten. Nes aš ten tą daugiabutį, aš įsivaizduoju būtent šitą vietą, kur čia galėtų gyventi, įsivaizduokim daugiabutį pagal serverį. Tikėkime, atvažiuos. Aš čia treniruosiu biškį balsą. Nu, aš bandžiau čia užklausti normaliai. Nu, tai gerai, aš dirbu normaliai savo darbą. Ne, nu, čia vat būte šitam mūšio moterį. Policija atvažiavo. Kas nutiko? O, čia viršui. Kas viršui? Kas nutiko? Aliu, kur eina, pons? Viršui. Tai aš tai normaliai, aš čia va, šitą mušą viduj, o čia gyvena. Kas ką muša? Tai jo sugyventinis muša ją. Kur sugyventinis? Gyventinis viduj? Nu čia jo. Jei čia galim. Palauk, aš bandysiu čia įeiti. Tai nebetidaro durus. Aš apsauginis esu, aš čia prižiūrėjau. Tai
Kutę muša. Tai Bobas savo muša, aš sakau, aš apsauginis, aš norėjau ją išgelbėti, jau 5 kartą atvarau. Aš čia, jo. Tai gal jau užmuš ten, kad tyli ten nieks nieko negirdžiš. Jis negavo pranešimo, ar aš apsimetėlis apsauginis. Tai ką aš žinau, gal ir mušu, aš čia, žinai, sakau. Aš apsaugoje dirbu, aš viską sutvarkau. Tai jūs negėrės? Nieka? Išgėręs aš. Gerai girdėjęs. Aš išgėręs. Ai, gerai. A tai kaip jūs dirbat išgėręs? Vartoja alkoholio šiandien? Aš? Aha, jo. Nu tai sakau, aš apsauginis. Apsauginis, jo, jo. Dirbat apsauginį, jeigu jūs išgėrės? Sveiki. Vyresnysis komisaras Kazys ir Benda. Sveiki, Sveiki. Čimodanas komisaras. Jo, sakau, čia Boba muša. Aš sakau, aš apsauginis, bet nebetidaro. Nu, būčiau aš jį ant kelio, aš būčiau jį parvertęs čia prie jūsų surakinės. Ponas darbo pažymėjimą parodykit, kad jūs apsauginis esate. Šitas go with the flow. Ta prasme, sodrui, pažiūrėk, kaip bus. Sodrui mes dabar neturim, prisijungim. Ne, nu tai tu darysi, tu pažiūrėsi, aš tai pagal individualią pažymą dirbu. Tai veiklos numerį tada reikėtų mums. Nu tai atsidarysi sodrą, juk viską rasi apie mane. Dabar neturiu. Mes čia, neturim prieigos, matyt, gyventojų ten Nu. mokesčių inspekcijos ir panašiai. Tai jo. Tai jeigu nuvažiuotume į departamentą prie kompiuterio, galėtume prisijungti ir patikrinti jūsų duomenį. Ne, nu tai aš ant savęs dirbu, sakau, aš tik tais vas, išgėręs biškė esu dabar. Tai bet tai dokumentėlį vis tiek kažkokie turėtume turėti. Prie savęs dabar, kaip tik, žinok, neturiu dabar prie savęs. Tai kaip jūs išgėręs dirbat? Išgėręs vietą darom. Nu tai individualiai veikla, tai tame ir yra. tai Aš kad juk dirbu pats, normaliai, kada noriu, tada geriu. Testri čia parapūsim. Kada norit, tada geri. Tada dirbu, kada noriu geriu. A, jau, tai kokius objektus saugai? Tai ką Andriuka liepia? Kas tas Andriuka? Tai per raciją aš galiu į... Vala. Andriuka, girdi? Andriuka. Andriu, girdi? Šiaip tai, nesigirdi dabar. Jeigu į apačią ten nueitumėm, pas yra bahuriukas, Svaika bahuriukas yra. Jo, pirmą prapūtimą. Žiūrėk, Ai, nu. 5 sekundės, pusk stipriai. Gerai. Nedaug rodo, nes tikrai netrodė. Du. Tai išsiporo alaus. Na, tai vis tiek lengvas girtumas, žinok. Nu jo. Bet sakau, jeigu Vis tiek pas Svaiką taip paklaustumėt, negalim, Svaika, žinok, irgi pasakytų, nes čia jis tą Bobą muša, tai aš dėl to ir atvariau patikrinti. Gavom iškvietimą, čia kaimynai iškvietė, kad, ta prasme, Jo, aš visus būtus prižiūriu, aš viską čia prižiūriu, aš patikrinu. nes dokumentų kaip ir nėra, nieko nėra, nieko patikti negali, tai... O iš kur atvažiavot, ponas? Aš atėjau iš namų. Sakyk, iš kur tu atvažiuoji? A, kur jūsų namai? Tai yra čia kažkur. Čia kažkur. Čia kažkur. Jo, supranti, man dėl iškvietimo, aš namie geriau valų. Ir man paskambino Andrelis ir man pasakė, čia reikia iškvietimą reaguoti. Ir aš reaguoju, žinai, taip ir dirbu. Gerai, ponas, sakykime, iki automobilio nuvažiuosime iki departamentą, pasitiksinsim tą jūsų sodrą, viską. Nu, gerai. Patikrinsim dokumentų. Šiaip žiauriai labai viskas eina, vaida. Netikėtai pagal kaip palei scenarijų. Man kur į galą? Dar prieš sėdant, padėkit rankas ant stogo, apsieškosim. O ne, aš ramiai. Raciją aš turiu ir viskas. Su ją komunikuoju su Andriuku aš. Gerai. Andriukas ką pasako man, aš ten ir darau, žinai. Gerai, sėskit, važiuojam. Ble, iš tikrųjų kaip gerai gaunasi. Arba pareigūnai žino šitą parai epizodą, bet čia prieš 3 metus epizodas filmuotas, nebent jie atgamina. Aš tai, pavyzdžiui, nežinojau šito epizodo. Kaip sakai, kolega? Kaip darbas, sakau, kaip seka? Tai normaliai, žinai, aš dirbu, pats savo algą moku. Atlyginimą aš pats savo moku. Mokesčius mokat? Nu tai sodrai pažiūrėsi, aš ten esu, sakau, įrašytas. Andriukui paskambinsi, pasakys viską. Tai Andriukas čia iš sodros? Ne, Andriukas man jisai nurodymus duoda, kur reikia varyti. Vis man pasako, aš ten einu, žinai, sutvarkau, kam reikia ranką užlaužiu, išvedu, supizdinu ten. Gerai, vis tiek į apačią ten šilčiau biškį. Ble, kaip gerai, man patinka situacija, net netikėtai gerai gaunasi. Wow, chatas, jūs turite parašyti komentarą, ar gerai ir ar šautautas pareigūnams. Šiaip labai gerai. Taip reikit, ponas, čia, va, žiūrėkit. Nu, aha. Į savo vardą, pavardę ir paskutinius 4 savo esmens kodą numeris. Donce saugiklius. Donce saugiklius. Yra. Dokumentėlį kažkokį gal turit patvirtinti? Ne, prie savęs neturiu dabar. Ja, aš galiu Andriukai paskambinti. Arba žiūrėk, kaip tu paskambink, pakalbėk. Davai, daug numerių. Plus 370 624 321 5 6.
Žemdodu, žinai, kad turėtų ko užsikabinti. Nu, žinokit, su Andriuku buvo pakalbėta, tai jisai, darbo biržai sėdi, žinokit, ir įmonės jokios nėra čia. O, ble. Tai va, kaip čia Nu dabar, jo. taip, kaip čia. O ką rodo mano sodrai, rodo, ne? Nu, žinokit, jų irgi nieko nerodo. Nu jo, ble. Tai Apsimelavot kokius biškį, apsaugimis? Na jau uždarysite, ne? Na jau tek. Mamai linkėjimus dar galiu perduoti. Nu, nežinau, duokit, aš mamos jūsų nepažįstu, bet gal paskambinsiu. Nu, o ten neturi jokio filmavimo tos kameros. Ai, ne. Nešaudysimgi jūs. Jo, nešaudom. Gerai. Tai jo, o. Andriukas? Ne, Andriu. Tvarkysim popierius. Kapazokas, šiltas. Nesenai čia buvo prie... Tas kairis suolas, žinokit, dar šiltas, neseniai nuperstas. Tai jo, tai tada, žinai, jeigu kartais ateitų tenais, mamai linkėjimai perdukit, broliui perdukit. Andriukai neperdukit, Andriuka tai ir taip žinos viską. Nu, Andriukas jo žinau. Jo. Nu, supratau tada. Gerai, tvarkelė. Parašysi jiems, ačiū už RP. Turbūt pamatė. Wow, gerbimieji žiūrovai, manau jie suprato, kad čia vyksta situacija, bet gražiai pareigūnai roleplayino. Man tas yra džiugiausia, pats džiugiausias dalykas, kai personažai eina with the flow ir aš jaudinaus dėl šito, kaip pavyks. Sakyčiau, pavyko žiauriai fainiai, siužetinė linija netgi pavyko atkartoti beveik identiškai, aišku, nebuvo kitų personažų ir taip toliau, bet gavosi tikrai smagiai. Gerbimieji žiūrovai, ačiū visiems, kurie žiūrite, kurie esate, kurie paspaudžiat laikus, subscribus, varpelius, bet ne varpas. Užsukit į Contribui, užsukit nusipirkti kilimėlį. Visi linkai video aprašyme. Ačiū, kad esat ir iki.